minėjo Ernestas, papasakosiu apie rizikos vertinimą ir kuo tas rizikos vertinimas svarbus. Tai matome iš šios skaidrės, jog atlikti informacijos saugumo rizikos vertinimą įpareigoja TIS2 direktyva, kurios nuostatos yra perkeltos jau į kibernetinio saugumo įstatymą. Ir taip pat į poįstatyminius teisės aktus, tai vyriausybės nutarimą 818. Taip pat vienas iš esminių akcentų informacijos saugumo valdymo sistemos pagal standartą ISO 27001 irgi yra rizikos vertinimas, nes suprantame, jeigu mes organizacijoje neatliekame rizikos vertinimo, mes negalėsime turėti informacijos saugumo valdymo sistemos. Ir taip pat, kalbant apie asmens duomenų apsaugą, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas irgi nustato, jog organizacija turi pati įsivertinti, kokių jai reikia tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, o tai įsivertinti galima irgi rizikos vertinimo metu. Grįžtant prie reglamentavimo, kaip ir minėjau, yra vyriausybės nutarimas 818 ir jame yra rašoma, jog organizacija visų pirma turėtų pasitvirtinti rizikos vertinimo ir valdymo tvarką. Šioje tvarkoje turėtų būti nustatyta pareigybė arba rolė atsakingo asmens už rizikos vertinimą, turi būti reglamentuota rizikos vertinimo ir valdymo procesas, nustatyta, koks rizikos lygis yra priimtinas, nustatyta rizikos vertinimo atlikimo periodiškumo reikalavimai. Ir rizikos vertinimo ar valdymo procesas turi apimti tokius elementus kaip rizikos identifikavimą ir klasifikavimą, rizikos analizę, kurie apima grėsmių ir spragų analizę, vertinimą, vėliau galimą poveikį, rizikos apskaičiavimą ir rizikos valdymo priemonių parinkimą. Teisės akte nurodoma, jog toks rizikos vertinimas jis turi būti atliekamas nerečiau kaip kartą per metus, bet suprantame, jog gali būti ir neeilinių rizikos vertinimų ir tai lemia keli dalykai. Tai lemia, jog organizacijoje gali būti tam tikri vidaus dokumentų arba tam tikrų procesų pasikeitimai susiję su informacinėmis sistemomis ir IT turtu. Gali būti įsigyjama nauja informacinė sistema arba vėlgi kažkokie esminiai pokyčiai įvyksta. Gali būti migracija į debesijos paslaugų tiekėją, gali būti keičiamos patalpos, kuriuose yra duomenų centras. Taip pat gali įvykti didelis kažkoks kibernetinis incidentas. Ir taip pat darbuotojų kaita yra svarbu ir jeigu pasikeičia esminiai IRT ar paslaugų tiekėjai. Tai visos šios aplinkybės gali lemti, jog organizacijoje reikia atlikti neeilinį rizikos vertinimą. Rizikos vertinimo rezultatas tai yra rizikos vertinimo ataskaita ir taip pat šioje ataskaitoje turi būti rizikos valdymo priemonių planas. Taip, ir tas rizikos valdymo priemonių planas, suprantame, yra skirtas valdyti nepriimtinoms rizikoms ir turi būti paskirti atsakingi asmenys ir įgyvendinimo terminai. Taip pat yra prievolė kibernetinio saugumo subjektams rizikos vertinimo ataskaitą ir priemonių planą pasitvirtinti. Tai reiškia, kad organizacijos vadovas turi būti supažindintas su šiais dokumentais ir juos pasirašyti.
šie dokumentai turi būti organizacijoje saugomi ne trumpiau kaip 3 metus. Na ir yra taip pat prievolė pateikti šių vertinimų duomenis į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro administruojamą informacinę sistemą, KSIS, kibernetinių subjektų informacinę sistemą. Na ir taip pat dar, jeigu NKSC atlikinėtų kažkokį tyrimą, jinai vėlgi galėtų paprašyti rizikos vertinimo ataskaitos ir priemonių plano. Tai toks yra rizikos vertinimo reglamentavimas mūsų kibernetinio saugumo poįstatyminėme teisės akte. Jeigu kalbant apie patį vertinimą, tai rizikos vertinimas yra pagristas organizacijos kultūra, misija, tikslais, uždaviniais, valdymo struktūra, vadovybės parama, pramonės sektorius, rizikos sąlygos, finansinė būklė, teisės aktai, tam tikra tolerancija rizikai, visa tai įtakoja patį rizikos vertinimą. Ir dar yra vienas labai įdomus aspektas, jog rizikos vertinimo rezultatai, tos priemonės kontrolės, kurios atsiranda priemonių plane, tai jos įtakoja taip pat ir organizacijos vidaus dokumentų pasikeitimą, nes suprantame, kad jeigu atsirado kažkokios naujos kontrolės priemonės, tai jų taikymas organizacijoje turi būti reglamentuotas, tam tikri procesai reglamentuoti. Rizikos valdymo tikslas, gal aš sakyčiau, ne valdymo, rizikos vertinimo tikslas, tai atitikti teisinius reikalavimus, taip pat turi įtakos ir vadovybės noras, vykdomosios vadovybės noras rizikuoti, tai vėlgi priklauso, kaip vadovybė žiūri į patį procesą. Ir kokia yra pagrindinė nauda rizikos vertinimo, tai mažesnė incidentų tikimybė, nes suprantame, kad jeigu mes esame įsivertinę rizikas, turim kontrolės priemonės, tai tas kibernetinio incidento poveikis bus mažesnis, nes organizacija jau yra daugiau ar mažiau pasirengusi. Kita nauda, jog į šį procesą įsitraukia rizikos vertinime dalyvaujantis asmenys, tai reiškia vyksta kalbėjimas, planavimas, mąstymas, sprendimų priėmimas, ir taip atsiranda tam tikra rizikos vertinimo kultūra organizacijoje. Ir paskutinis aspektas naudos, jog vertinant rizikas, taip pat yra informuojama ir vadovybė, tai reiškia vadovybė žino problemas organizacijos ir yra įsitraukusi į tų problemų sprendimą, užtikrina finansavimą ir kitus dalykus. Rizikos valdymo sistemų yra įvairių, tai tiek ISO standartas 27005, tiek rizikos vertinimo tam tikri aspektai aprašyti ISO standarte 27001. Taip pat yra NIST tam tikros gairės ir įvairūs kiti standartai, bet visa esmė, jog organizacija jinai gali pati apsispręsti, ar jinai taikys jau kažkokią vieną metodiką, remdamasi gerąją praktiką, ir jinai susikurs kažkokią savo vertinimo metodiką, panaudodama skirtingų standartų gerasias praktikas, arba tiesiog adaptuodama vieną ar kitą standartą pagal savo organizaciją. Čia matome rizikos vertinimo procesą pagal ISO standartą 31010. Tai
Esminiai elementai yra tokie, jog turi būti nustatytas organizacijos kontekstas, vėliau atliekamas rizikos vertinimas, kurį sudaro 3 dalys, tai rizikos identifikavimas, analizė, įvertinimas, vėliau yra rizikos gydymas, valdymas ir taip pat turi būti visada visose žingsniuose užtikrinamas stebėjimas visų veiksmų ir taip pat komunikacija. Čia matome NIST gerosios praktikos schemą, tai vėlgi žingsniai panašus yra, matome, jog turi būti sistemos įvertintos, grėsmės identifikuotos, pažeidžiamumai identifikuoti, kontrolės priemonės išanalizuotos, tikimybė nustatoma, poveikis įvertinama, rizikos lygis ir kontrolės priemonės rekomenduojamos. Iš esmės žingsniai tokie patys, tik labiau detalizuoti. Čia matome, kaip turėtų būti atliekamas rizikos vertinimas pagal standartą ISO 27001. Tai vėlgi žingsniai panašus, identifikuojamas turtas, grėsmės, esamos kontrolės priemonės, pažeidžiamumai, nustatomi rizikos savininkai, vertinama poveikis, tikimybė, rizikos lygis, vertinama priimtinumas rizikų ir prioritetai, kurias rizikas pirmiausia reiktų valdyti, vėliau pereinama į rizikos valdymo stadiją, gydymo, kuomet parenkamos tam tikros, parenkamas būdas, kaip bus valdomos rizikos, parenkamos priemonės. Na ir vėlgi visa tai turi būti stebima, komunikuojama. Jeigu taip kalbant apie kiekvieną dalį, tai kaip ir minėjau, viskas prasideda nuo konteksto suvokimo organizacijoje, tai organizacija turi žinoti, kokios yra rizikos vertinimo ribos, tai yra, ar tai apima visą organizaciją, ar tai apima tik tam tikrus padalinius, ar tai yra kokias suinteresuotas šalis apima tas rizikos vertinimas, na ir kas dalyvauja tame rizikos vertinime ir taip pat kokia yra tolerancija tam tikrų rizikų. Taip pat reikia suprasti vidinę aplinką, tai yra kokie organizacijos tikslai, kokia strategija, kokia finansinė būklė, kokia esama rizikos valdymo praktika, organizacijos brandumas. Reikia suvokti išorinę aplinką, tai yra kokie teisės aktai yra, kokia socialinė politinė aplinka, kokios suinteresuotos šalis, tiekėjai, verslo įvairūs partneriai, kontroliuojančios institucijos. Na ir visam tam dar suvokimui labai padeda atitikties vertinimas, kuomet įsivertinami teisės aktų keliami reikalavimai, turiu omeny kibernetinio saugumo srityje, arba gap analizė. Rizikos vertinime dalyvaujantis asmenys, vėlgi kiek asmenų dalyvaus pačiam rizikos vertinimo procese priklauso nuo organizacijos brandos. Yra organizacijų, kur figūruoja tik tai organizacijos vadovas, kurio tikslas yra pasirašyti rezultatus, tai yra ataskaitą ir priemonių planą ir taip pat skirti finansavimą tų priemonių įsigijimui. Taip pat dalyvauja kibernetinio saugumo vadovas, kuris yra paskirtas kaip atsakingas asmuo už rizikos vertintoją. Tai jisai arba organizuoja, arba pats įgyvendina tą rizikos vertintoją. Na ir aišku, paskiriami tam tikri tų priemonių įgyvendintojai. Tai toks rizikos vertinimas yra, sakyčiau, žemiausios brandos, nes
visą darbą nudirba vienas kibernetinio saugumo vadovas, kuris, suprantame, nėra visų, negali vienas labai gerai įvertinti visų rizikų, jis daugiau vadovaujasi savo su tam tikrom žiniom, kurias turi ir kaip jam pavyksta, taip ir padaro. Antrasis atvejis, kuomet prie viso šito proceso, į visą šitą procesą įsitraukia rizikos stebėtojai, jau yra truputį aukštesnio lygio, nes suprantame, kad kibernetinio saugumo vadovui tuomet padeda žmonės, kurie yra atsakingi už jau konkrečias rizikas ir už stebėjimą tų rizikų ir už priemonių įgyvendinimą tom rizikom valdyti. Dar geresnis modelis yra, kuomet į šį procesą įsitraukia informacinių išteklių savininkai, tai reiškia tie žmonės, kurie dirba su konkrečiom sistemomis ir arba žmonės, kurie yra atsakingi už tam tikrus duomenis, už jų įvedimą į sistemas. Tai suprantame, jog informacinių išteklių savininkai, jie gali suteikti labai daug informacijos kibernetinio saugumo vadovui ir rizikos stebėtojui. Ir tuomet kibernetinio saugumo vadovas, jisai tampa tiesiog koordinatoriu, nes jam informaciją pateikia informacinių išteklių savininkai ir rizikos stebėtojai. O dar geresnis variantas, kuomet į šį procesą įsitraukia ir sukurta speciali grupė, ISVG vadinama, informacijos saugumo valdymo grupė. Tai šią grupę gali sudaryti įvairūs asmenys, priklauso nuo organizacijos, bet tai gali būti tam tikrų departamentų vadovai, gali būti kiti specialistai, kaip duomenų apsaugos pareigūnas, fizinės saugos įgaliotinis ir kiti asmenys. Tai reiškia, rizikos vertinimas, jisai tampa išsamus, nes daug žmonių dalyvauja, daug diskutuoja ir yra daug lengvesnis rizikų identifikavimo pats procesas. Aurimai, gal aš iš karto klausimą užduosiu. O tavo nuomonė, kas turėtų atlikinėti rizikų vertinimą? Ar kibernetinio saugumo vadovas, procesų rizikų savininkai ar kas? Pagal teisės aktus tai yra priskirta kaip ir kibernetinio saugumo vadovui koordinuoti arba atlikti. Tai aš manau, priklauso nuo organizacijos brandos. Jeigu organizacija maža, tai atlieka kibernetinio saugumo vadovas, bet jei organizacija yra didelė, turi finansų, tai manau, kad kibernetinio saugumo vadovas turėtų būti tik koordinatorius. Jo, ir turbūt papildysiu, kad neįtraukus rizikų savininkus, proceso savininkus, informacinių išteklių valdymo savininkus, tai turbūt ir tas rizikų vertinimas toks subjektyvus, viena kryptis, o įtraukus tos būtent savininkus, tai jie ir turėtų atitinkamai vertinti rizikas, o kibernetinio saugumo vadovas tik tai koordinuotų tas veiklas. Taip. Atliekant rizikos identifikavimą, tai galima remtis BSI klasifikatorium, kuriame yra sudarytas bendrųjų grėsmių sąrašas. Tai yra 46 grėsmės, bet vėlgi vieno teisingo kelio nėra. Organizacija gali vertinti ir mažiau grėsmių, jas apjungti tam tikras grupės arba pridėti naujų kažkokių grėsmių. Tai viskas priklauso nuo organizacijos pasirinkimo. Matome, visokių gali būti grėsmių. Ir grėsmė, tai yra galimas informacijos saugumo incidentas, dėl kurio gali būti padaryta žala organizacijai, turtui, informacijai, procesams ir sistemoms. Ir Aurimai, gal čia klausimas dar būtų, koks tavo nuomonė yra geresnis variantas, ar pasiimti klasifikatorių grėsmių, ar tiesiog imti balto popieriaus lapo ir tada identifikuoti grėsmes priklausomai nuo procesų ir panašiai?
Mano patirtis sako, kad geriau imti jau parengtą sąrašą ir eiti per jį, nes jeigu daroma ant balto lapo, tai labai tikėtina, kad kažkas bus praleista, nepastebėta. Vėliau mes turime įvertinti pažeidžiamumus, tai pažeidžiamumus organizacijoje galime įvertinti įvairiais būdais, tai atliekant tam tikrus skanavimus, pažeidžiamumo ir įsilaužimų testavimus, atliekant, apklausiant darbuotojus, fizinės patalpas apžiūrint, auditus atliekant, gap analizę atliekant, analizuojant dokumentus ir jų metu identifikuojama yra pažeidžiamumai, kurie gali būti įvairiuose srityse, tai tiek procesuose, procedūrose, žmogiškuosiuose ištekliuose, fizinėje aplinkoje, informacinėse sistemose, jų sąrangoje, techninėje įrangoje, trečiųjų šalių paslaugose. Ir suprantame, kad pažeidžiamumas tai yra turto ar kontrolės trūkumas, kažkokia silpnybė. Ir kuomet grėsmės išnaudoja pažeidžiamumas, atsiranda rizika. Ir kalbant apie rizikas, tai suprantame, kad mes rizikas galim vertinti įvairiai, tai žiūrėti per įmonės tam tikrą lygį iš aukštai, kuomet rizikos yra susijusios su organizacijos kultūra, vadovybė, kažkokios tokios konceptualios apibendrintos daugiau rizikos, kurios apima patį saugumą, konkurenciją, rinką ir taip toliau. Galime leistis žemiau į rizikas į procesinį lygį, kuomet rizikos susijusios su politikomis, įvairiais kitais dokumentais, pačiu darbo organizavimu, darbo procesais. Na ir galime leistis į turto jau lygį, kuomet sprendžiama kažkokio konkretaus IT turto rizika, turto ar informacinių sistemų konfigūracijos. Ir kaip tai turėtų būti ištaisyta. Kai jau turime įsivardinę rizikas, tai pereinam į kitą etapą, rizikos analizės etapą, ir mums reikia įsivertinti tikimybę. Galima vertinti paprastai, tai tiesiog nusistatyti įvertį nuo vieneto iki penketo. Vienetas tai yra labai maža tikimybė, dvejetas maža, trejetas vidutinė, ketvirtas didelė ir penketas didelė. Arba organizacija gali nusistatyti tam tikrus kriterijus, ką reikš tas vienetas, dvejetas, trejetas. Tai čia kaip pavyzdys, truputį brandesnis viso to suvokimas, kuomet yra įsivardinta, jog pavyzdžiui labai maža rizika yra tuomet, kuomet organizacijoje per 12 mėnesių nebuvo incidentų, arba buvo pavieniai labai mažos reikšmės incidentai, buvo nustatyti labai mažos rizikos pažeidžiamumai, na ir esamos kontrolės priemonės leidžia pilnai panaikinti bet kokio incidento tikimybę. Na ir taip einant per balus, vis žiūrima, kaip ta tikimybė gali didėti, kas turėtų būti organizacijoje. Tai pavyzdžiui, jeigu imtume vidutinę tikimybę, tai jau matome, jog organizacijoje per 12 mėnesių buvo vidutinės reikšmės incidentai, buvo vidutinės rizikos pažeidžiamumai ir esamos kontrolės priemonės leidžia užtikrinti tik kai kurių incidentų tikimybę. Bet vėlgi, kokius kriterijus nusistatys organizacija, tai priklauso nuo jos, jų gali būti įvairių. Dar čia iš patirties papasakosiu, kad 20 metais atlikinėjom registrų centro rizikų vertinimo, tai buvo SPBI, informacinės sistemos pirmos kategorijos informacinės sistemos rizikų vertinimo.
Ir nepatikėsite, kokią riziką labiausiai kėlė diskusija. Tai didžiausia diskusija kilo dėl duomenų centro užpilimo vandeniu rizikos. Mes kėlėm prielaidą, kad kadangi duomenų centras yra Rusija, įvykus, nes analizavom keletą situacijų. Užsakovas sakė, kad negali būti vandeniu užpilta, kadangi pas mus nėra kritulių labai mažai. Aišku, čia buvo prieš 4 metus, dabar matom, kad Europoje kritulių yra padidėję, bet mes kėlėm prielaidą, kad duomenų centras, kadangi yra Rusija, įvykus gaisrui administracinėse patalpose, 1., 2. aukšte, kad gaisrininkai atvažiuotų tiesiog nežinodami, kad apačioje yra duomenų centras, užpiltų su vandeniu gesindami 1., 2. aukštą. Ir buvo didžiulės diskusijos ir iki to lygio, kad mes stovėjom apie tai, kad tikimybė yra didelė, jie kad mažai ir panašiai, jie truputį nusileido, ten rizikai vartinom. Ir čia buvo 20 metai, 6 mėnesiai prieš duomenų centro užpilimo. Aišku, tas atvejis buvo truputį kitoks, neįvertinom, kad ten yra seni vamzdžiai ir vamzdžiai trūko per sieną. Aišku, kad ir būtų kažkokios kontrolės priemonės, galbūt nebūtų galėjusios pilnai apsaugoti tarnybinių stočių serverių, bet turbūt tas pavyzdys įrodo, kad kaip reikia vertinti rizikas, kaip mes vadinam užsidėjus tą juodąją kepurę, tai yra kas gali nutikti blogiausiai ir kokia tada tikimybė gali įvykti, kokia tikimybė yra, kad ta rizika gali pasireikšti būtent nagrinėjama. Aurimai? Taip, įvertinus tikimybę, mes vertinam poveikį vertinam per konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo prizmę. Tai suprantame, jog konfidencialumas turi užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tik įgaliotiems asmenims, vientisumas, jog duomenys arba sistemos būtų nepažeistos, neiškraipyti duomenys. Na ir prieinamumas, jog informacija arba sistemos prieinamos asmenims, kuriems reikia prieiti pagal poreikį, kai reikia, kur reikia ir kam reikia. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, gali būti vertinama poveikis labai paprastai, nuo 1 iki 5 be kažkokių įvardintų kriterijų, bet taip pat organizacija gali ir nusistatyti, kasgi lemia tą poveikio įvertį. Tai šiuo atveju konfidencialumas vertinama pagal įmonės paveiktus darbuotojus, paveiktas trečiasias šalis, poveikį išorės, taip sakant, išorės naudotojams. Vientisumas vertinamas per duomenų svarbą, kuomet gali klaidos kažkokios atsirasti dėl žmogiškojo techninio faktoriaus, dėl tyčinių duomenų pakeitimų ar taip pat informacijos perdavimo trukdžių ir tam tikrų programinių klaidų. Na ir prieinamumas gali būti vertinamas per kritiškumo kriterijus, vėlgi žiūrint, ar ta informacinė sistema yra labai svarbi, ar jos prieinamumas yra svarbus, taip pat kiek vartotojų naudojasi tam tikra sistema arba duomenimis. Ir vertinama 5-balėje sistemoje, atsižvelgiant į šituos visus kriterijus, ar yra tie procesai susiję su informaciniam sistemom, IT įranga, duomenim, ar tie procesai yra kritiški organizacijai, ar tas poveikis padarytų kažkokią žalą finansinę ir žiūrima, kiek sutrikdytų vartotojų, pačių naudotojų tos sistemos skaičių. Na ir atsižvelgus į visus šituos kriterijus yra įvertinamas poveikis. Kokia bus rizikos matrica
vėlgi sprendžia pati organizacija, tai matom, kad viršutinė matrica tai yra pagal ISO 27005 standartą, tai yra matrica 5x5. Matome, jog dar paminėsiu, jog gauname įvertį sudauginę tikimybę ir poveikį. Tai matome, kad šiuo atveju rizikos, kurių lygis yra 20, 25, 19, 16 ir 15 yra labai didelės rizikos ir kurių įvertis nuo 10 iki 12, vidutinės nuo 5 iki 9 ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėtume pavyzdį žemiau, tai matome, matrica jau yra 3x3, daug paprastesnė, tiesiog vertinama paprastai, ar tai bus rizikos lygis didelis, vidutinis ar mažas. Na ir trečias pavyzdys, vėlgi matome 5x5, bet jau tas traktavimas, kas yra didelė rizika, kas labai didelė, kas vidutinė, vėlgi skiriasi. Na ir visa tai, aš sakyčiau, priklauso nuo organizacijos tolerancijos tam tikrom rizikom, kaip organizacija traktuoja tas rizikas. Na ir paminėsiu, kad Aurimai, kad paskutinė matrica būtent yra iš ARSIS metodikos, taip, kuri yra įkelta į dabartinę ARSIS sistemą, bet greičiausiai artimiausiu metu pasikeis. Ir taip, įvertinus rizikos lygį, pereinama į kitą jau etapą, rizikos įvertinimą, kuomet sprendžiama, ar ta rizika priimtina ar nepriimtina. Vėlgi vienas būdas yra žiūrėti tiesiog į matricą ir vadovautis įverčiu ir sakyti, ar tai priimtina ar nepriimtina, bet taip pat gali būti tam tikrų išimčių, tam tikri rizikos vertinime dalyvaujantys žmonės gali padaryti išimtį ir sakyti, nors rizika yra vidutinė, bet mes turim ją laikyti, tarkim, kaip nepriimtina, arba turim rizika maža gali būti, bet ją traktuoti kaip nepriimtina. Tai ir vėlgi priklauso nuo organizacijos. Ir vėliau jau toms nepriimtinoms rizikoms valdyti imamasi tam tikrų veiksmų. Tai organizacija gali riziką prisijimti, tai reiškia nieko nedaryti, tiesiog stebėti, kaip keičiasi tas rizikos lygis, kas vyksta organizacijoje. Gali vengti rizikos, tai reiškia nutraukti procesą, kuris sukelia tą riziką. Gali mažinti, tai yra pats populiariausias būdas, kuomet organizacija diegia arba taiko tam tikras kontrolės priemonės, jog sumažintų tą rizikos lygį. Na ir paskutinis yra perduoti, kuomet organizacija arba apsidraudžia, arba perduoda tos rizikos valdymą trečiosiom šalims. Kaip ir minėjau, yra taikomos visokios kontrolės priemonės, tai čia tiesiog pavyzdys, jog yra daug visokių techninių priemonių. Na ir vėlgi tai nereiškia, jog organizacija turi aklai pirkti viską iš eilės, nes prieš tai turėtų įvertinti, atlikti minimaliai kaštų naudos analizę ir įsivertinti, ar tikrai reikia tam tikros priemonės ir ar ta priemonė iš tikro bus veiksminga, sumažins tą rizikos lygį. Ir paskutinė skaidrė, kaip ir minėjau, rizikos vertinimo rezultatas, tai yra priemonių planas. Ir priemonių plane yra būtina įsivardinti rizikos valdymo priemonę. Taip pat
ir nustatyti, kas tą priemonę įgyvendins. Na, o jeigu organizacijos tas lygis jau yra aukštesnis, tai taip pat įsivardinti ir rizikos savininką, kuris stebės tam tikros kontrolės priemonės įgyvendinimą. Taip pat prioritetus reikia nusistatyti. Ir vėlgi turi būti stebėjimas, kaip sekasi, ar ta priemonė veikia ir reikia naujos priemonės, tai yra toks kaip ir nenutrūkstamas procesas. Ir paskutinis akcentas, suprantame, jog mūsų tikslas yra sumažinti riziką, kuomet mes taikome tam tikrą kontrolės priemonę, tai mes vėl iš naujo paskaičiuojam rizikos tikimybę ir poveikį ir rizikos vertinime įrašom likutinę riziką. Tai yra likutinė rizika, jau rizika po kontrolės priemonių taikymo. Ačiū. Jo, ir aš gal dar papildysiu. Dabar iš kibernetinio saugumo įstatymo mes matome, kad kibernetinio saugumo subjektai, kurie bus įtraukti į kibernetinio saugumo subjektų sąrašą, per 12 mėnesių turės įgyvendinti organizacinės priemonės ir per kitą 12 mėnesių arba per 24 mėnesius įdiegti techninės priemonės. Ir su organizaciniam priemonėm turbūt yra paprasčiau, kadangi jau įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai numato, kokios tvarkos, procedūros turi būti, tai kalba apie tinklų informacinių sistemų, kibernetinio saugumo politiką, kriptografijos raktų, slaptažodžių valdymą ir panašiai, kokios turi būti atsakomybės, kibernetinio saugumo vadovas, saugos įgaliotinis, veiklos tęstinumo grupės nariai ir taip toliau. Tačiau apie techninės priemonės galime matyti iš tam tikrų tik tai techninių reikalavimų ir galime nutarti, kokių reikia priemonių. Pavyzdžiui, tas pats saugumo operacijų centras gali pareikalauti turėti vienas ar kitas priemonės. Bet turbūt didesnio sąrašo tokių priemonių mes ir nerasime. Tai mūsų nuomonė būtent informacijos saugumo rizikos vertinimas ir yra tas pratimas, kuris leidžia kiekvienai organizacijai susiplanuoti, kokias techninės priemonės reikėtų taikyti tam, kad valdyti riziką. Nes turbūt Aurimas kaip ir pradėjo nuo pradžių, kad mes manome, kad rizikų vertinimas būtent ir yra tas pratimas, kuris leidžia labai aiškiai nukreipti, jeigu taip vadintume, laivą į tą kryptį plaukti, kur, sakykime, jis turėtų plaukti. Tai rizikų vertinimas gali būti tas pratimas, kuris leidžia susiplanuoti ir atitinkamai ir techninės priemonės. Ir mes turim labai gerų pavyzdžių, kai su kai kuriais klientais dirbom jau kokį 10-11 metų, tai prieš 10 metų sudarytas techninių priemonių planas, kuriuos jie įgyvendino kas metus, kas 2, kas 3, per kokį 10 metų, leido pilna apimtimi padengti visų teisės aktų reikalavimus, nepriklausomai kaip jie kito. Ir vienas iš tų pavyzdžių, vienas klientas būtent pasidaręs tokį planą, įsigyvenino priemonės taip, kaip susiplanavo ir besikeičiant teisės aktam, tai atsiradus kibernetinio saugumo įstatymu, tada atsiradus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, atsiradus TIS2 direktyvai, kuri perkelta kibernetinio saugumo įstatymus, jis planingai galėjo pasidengti visus nustatytus reikalavimus. Todėl turbūt ir būtų siūlymas neaklai bėgti pirkti arba pirkti pagal sąrašą, kurį pateikė kiti paslaugų teikėjai arba techninių priemonių gamintojų atstovai, o tiesiog pasidaryti rizikų vertinimą ir būtent iš rizikų vertinimo pasiekoje arba rezultate rinktis atitinkamas techninės priemonės.